Aš nuo Žano gal noriu pradėti pirmiausia. Mane labiausiai, gal aš vis galvojau, ar galėtumėt jūs pasidalinti savo kelionę nuo man reikia pagalbos, nes suprantu, kad esate irgi patyręs ir pramušęs porą dugnų, nuo man reikia pagalbos iki aš galiu padėti kitiems. Kada nesupratau to virsmo, kuris vyko Mato turbūt gyvenime, tai mano gyvenime vyko, dabar be pigų šnekėt, kai žinau, kad esu suaugęs alkoholikų vaikas ir esu kitoks vaikas. Ne? Kitoks, netilpęs nei į sovietinės normas, nei į dabartinės kapitalistinės normas, nei į jokias ideologijas ar į jokius mokymus. Vis tiek netilpsiu. Jūs sugalvosite, kaip man reikia gyventi, kaip man keistis, kaip man ugdyti save, bet aš vis tiek išeisiu virš ribų, nes nesuprasiu, kur einu. Ir su tuo be galo buvo sunku susitaikyti, nes nežinojai, kas su tavim vyksta. Kai tau visuomenė sakė, kad tavo, tėtis alkoholikas ir pamenu, kai daktarė, mano mama norėjo nusinuodyti, pririjo vaistų ir jai pasiūlė važiuoti psichiatrinę ligoninę, tai tais laikais durnynas atrodė čia žemiausias dalykas, nors miestelėje buvo labai mylima moteris dėl savo patarnavimo, bet jin sutiko išvažiuoti į ligoninę ir aš atsimenu, kiek man galėjo būti, kokį 12 metų, ėjau ir gatvėje su kažkokiu vaikinuku susistumdžiau ir gydytoja, sako, toks pat durnius kaip ir jo motina. Aš tada pirmą kartą, dabar kaip pradedu atgaivinti, kad aš pirmą kartą norėjau įspirti galvą į tą sulaužyti ant žandikaulio, taip, labai normaliai. Ir būčiau tą turbūt padaręs, jeigu ne 2 moteriškės, bet jau būčiau traukęs jau labai rimtai, nes bėgau ir žinau, ką pašauksiu, įspirsiu ir kaip tas viskas atrodys. Tai va dabar be pigų žiūrėti į tą atsukti savo seansą gyvenimo, kaip ten viskas buvo. Ir gal tada pagalbos labiausiai reikėjo, bet tada, pagalba atėjo kitokia ta pagalba, atėjo iš gatvės gal pagalba daugiau, iš tos kitos visuomenės dalies ir tėvų skyrybos. Ir paskui pagalba atėjo turbūt alkoholis gal 8 klasėje, tas pirmas apsisvaiginimas, žiburėlis ir taip viskas gerai, taip nebeskauda. Ir paskui gal keletas draugų, su kuriais galėdavom išgerti. Ir galbūt paverkt nebebūdavo baisu jau. Paskui pagalba buvo savo baimės paslėpti agresijai, pult pirmam ir arba duot, arba gaut. Paskui galbūt, kai jau motina matė, kad nieko su manim Lietuvoje čia nelabai gausis, tai išsiuntė į Peterburgą pas savo brolį, kad padaryti iš manęs mediką. Bet 87 metai, Nevskio prospektas, Kinčevas, Cojus, visi kiti, pirmas Euroklubas ir mane ten nunešė. Ir taip gerai nunešė, pusės metų nunešė. Nunešė pusės metų nieks nežinojo, šiandien su savo kolegė eidamas prisiminiau tą laikotarpį. Nunešė taip, kad atrodo nieks nežinojo, kur aš esu, ten visi baimėse, ten net pas burtininkės ėjo, kur tik nėjo, kad atrast mane. Bet tas metas man davė suprasti, kad pasaulis yra dar pilnas ir gerų žmonių. Nes pusę metų gyventi nepažįstamą miestą, kur gyventojų tiek, kiek Lietuvoje. Tai šiandien suprantu, kad tai buvo gera beprotystė mano gyvenime ir tikras nuotykis, kad nebijočiau žmonių, nebijočiau pasaulio, nebijočiau žmonių. Ir va tas virsmas turbūt pirmas ir įvyko gyventi toj hipių bendruomenėje, gatvėje, su jais šokti, dainuoti, groti, linksmintis, džiaugtis, tada net žolės nepučiau. Ir jausti džiaugsmą nuo bendrystės turbūt. Ir buvo didžiausias įspūdis, kad, pamenu, iš Vilniaus sutikau ten tokią neformalų kavinę, Saigonas buvo, sutikau vyrukus, kurie apsimainė butais, jie paliko Vilniui butą, pasiėmė Peterburgę su draugais, apsikeitė, koks nuostabus pasaulis. Ir aš tada taip pagyvenau, pabuvau su jais ir supratau, kad viskas gerai. Grįžęs į miestelį savo Rusnę, pasakoju draugam, koks nuostabus pasaulis, jie juokės netikė. Ir pamenu, tokia buvo sovietmečio, kas iš mano amžiaus vaikinukų esam, programa Vrėmė tokia buvo.
Ir ten rodydavo visokius dalykus, įdomesnius gale. Ir rodo Peterburgą baltosios naktis. Metų galas rodo Peterburgą baltosios naktis. O aš Hebrai pasakau, kaip aš ten uždavau Peterburgę, kaip šokdavom, kaip dainuodavom gatvėje, koks nuostabus miestas, kokie žmonės. Jie juokia, žinai. Ir rodo baltasias naktis, Kazanės soborą. Ir mane sugavo į Egiptą. Ir jie taip lieka alų pasiėmė. Sako, žiūrėkit, rimtai. Tai va, tada daugumą supratom, kad pasaulis nuostabus, jisai yra didelis ir kad, jeigu kažkur mane kažkas presuoja, aš galiu atsidurti kitoj geografiniai plotmėj. Jau būdami Tarybų Sąjungoje, nekalbant dabar. Tai va, manau, tas man davė, kad pakeisti vietą, kai nesaugiai jaučiuosi, negaliu pakeisti. Va, aš taip labai daug atkeliavęs bent Tarybų Sąjungos vietų, kad pakeisti gyvenimą. Bet visur susitikdavau su Žanu ir reikėjo to etapo, kada reikėjo susitikti labai rimtai. Susitikau save Peterburgė tam pačiam, bet jau po 7 metų Kryžių kalėjime. Paskui susitikau su tuo, kuris mane išgelbėjo, su Jėzum Kristum tam kalėjime. Paskui keliavau su juo į Vyborgą, paskui susitikau žmonių, kurie pasiūlė važiuoti į šiaurę. Paklausiau, dėl ko, sako, tu skaitai Bibliją, rašai kažką, tau bus ten geriau. Ten viskas tikriau, santykiai tikresni. Ten nėra tiek daug narkotikų, nėra tiek daug purvyščių, nėra žmonių pardavinėjimų, pinigų, visokių nesusikalbėjimų. Ir aš paklausau to žmogaus, išvažiavau į Sibirą. Kaip išvažiavau, sumelavau, kad moku kirst mišką ir mane nupirko, ten tokie pirkliai atvažiuoja, nupirko ir išvežė mane į Archangelską sritį. Tai atsidūriau 36 metų statytam lagerį. Taigui. Ir tada prasidėjo mano toks, artimesnis nuotykis su Žanu. Su Žanu. Ir jau kai tas nuotykis jau ėjo į pabaigą Archangelsko srity, aš paprašiau Dievo, sakau, tu išbandyk mane. Pat man reikia grįžti į laisvę, grįžti į Lietuvą. Aš bijau, aš nenoriu eiti į laisvę. Įsivaizduok, aš kalėjime jaučiuosi gerai, į laisvę bijau eiti. Baimė susitikti su to Žanu, kuris buvo. Ar aš tikrai per tos 4 metus pasikeičiau? Lyg tai šventą raštą skaitau, lyg tai gerus darbus stengiuosi daryti. Atsisakiau daug visokių dalykų. Netruko, man atrodo, savaitės po mano tos minties, kad Dieve patikrink mane, ar aš tikrai rūkada. Ateina vienas ukrainietis vyrukas, sako, aš tau vokyt ką radau. Komendantas buvo. Sakau, kaip čia nuo Stalino laikų likus. Ne, sako, jauna mergina, sako, jis takoj город Vilne. Sakau, jo yra Vilnius. Sako, va, iš Vilne. Kaip iš Vilniaus, sako. Sako, buvo ištekėjus už karininko, išsiskyrė ir viena liko gyventi. Pas mane buvo darbe tas toks telefonas be numerių. Pakeli, paprašai, ką sujungtų su stotim ir ten toliau. Toliau viskas vyksta, sujungia, jeigu ten gedimas, vandens kelimo stoteliai dirbau. Sakau, sujungit su stotim. Sujungia. Sakau, yra, pakvieskit, pakvietė, yra. Ir alio. Aš lietuviškai pradedu šnekėti, alio Vilnius, sakau, ne Vilnius, čia žiūrėk, be numerių tas aparatas. Ir aš jau nebejaučiu, kai aš pradedu flirtuoti. Aš jai pasiūlau pasimatymą, būdamas kalinys. Jinai milicininko žmona. Jinai mielai sutinka. Mes susitarėm po 2 parų susitikti. Aš per 2 paras sugebu gauti hašišo. Pamirštu, kad aš nevartojantis. Gaunu spirito. Sumoku milicininkam, kad mane išleistų parai laiko. Ir bėgu į tą kaimą pas to karininko žmoną. Mes susitinkam stotį, mes darom pjankę, orgijas. Apsipūtęs, aš nežinau, ar po 2 ar po 3 parų aš pareinu namo. Karininkai pasikeitę pamainos, sako, Vokietijai, tu durnas, tave tas vyras nušautų, gautų medalį. O tas jos vyras. Ir aš guliu lovoje, aš suprantu, kad 4 metai, kur aš įsivaizdavau, skaitydamas šventą raštą, darydamas darbus, kad aš visiškai pasikeitęs, aš supratau, kad viskas man nelikė.
aš buvau prirašęs gal tokį Talmudą. Rašiau 4 metus, neturėjau su kuom apie tai pakalbėti. Sesiai gal laiškų esu parašęs. Tai aš paėmiau savo visą rašliavą, sukišau į pečių, padegiau, paėmiau popieriaus lapą ir motinai parašiau, mama negrįžtų, važiuoju į Zelenagorską į vienuolyną, metam užsidarysiu, pasižiūrėsiu, kas ten pas mane gyvena, kad kažkaip tai išsivaduotis iš to viso, kas aukščiau manęs. Neįvardėjau tai kaip priklausomybė, nes tai nebuvo tik tais viena priklausomybė. Tai visas buketas, kas buvo, tas ir buvo likę. Ir vešlumas, ir narkotikai, ir alkoholis, ir manipulacijos, ir visiškas durnumas tas, ne, kad tave gali nušauti, ar tu gali susižeisti, ar gali sužeisti kažką tai kitą. Tai tos baimės mane... Aš buvau sutikęs, kad man dar reikėtų pakalėti kažkur tai, bet kalėjime manęs nebelaikė. Ir Vologdos kalėjime buvau sutikęs vienuolį, kuris sako, jeigu tau reikės, tu atvažiuok, metus pabūk prie Peterburgo. Ir aš motinai rašau, sakau, mama, tu nepyk, aš su kokia kuprinė išėjau, su tokia tebes. Nieks nepasikeitė. Ir man ta tokia rusiška dainelė, taip, kai fonas groja, kakim tai был, takim tai jie stalsa. Motina atrašo laišką, negrįši, pasikarsiu. Tai va, tai dėl mamos turėjau grįžti. Grįžau ir bandžiau dar kažkiek laikytis, paskui bandžiau slėptis po hašišų. Ten iš antros pusės va, bohemos stailiukas toksai vyno taurė per visą dieną ir hašišo saulė. Lyg ir nieko buvo. Bet paskui vis tiek daėjau iki to, ką buvau sutikęs Peterburge. Ir tada reikėjo keistis, buvo sunku, neįmanoma. Paskui visiškas susinaikinimas, motina palieka butą ir laišką, kad nebegali žiūrėti, kaip aš save naikinu, išvažiuoja į Berliną patarnauti vienai žydų močiutei. O aš staugiau mirties, po viešpatė, tu patrauk mane, jau gal turbūt be pragaro aš kitaip ir neįsivaduosiu. Ir vieną rytą man sustojo širdis. Aš keliausi iš lovos, sustojo širdis. Baisiai neįsigandau, atsiguliau, galvojau, eilinis alkoholiko gyvenimo epizodas, ritmo sutrikimas. Manau, tai jau įsijungs. Bet jinai neįsijungė. Ir po biškį prasidėjo panika, atėjo didelė baimė. Paskui pradėjo bijo turbūt kiekviena ląstelė. Paskui vis tiek neįsijungė. Akyse pradėjo šviesėti. Pradėjau prisiminti filmus, kokius matęs, ten turi prasidėti koridoriai, tuneliai, dar kažkas, nieko nebuvo. Bet begalinė baimė. Ir paskutinė mano mintis buvo, Dieve atleisk, nepasinaudojau gyvenimu. Ir viskas. Ir tada užsidegė smegeninę, žinau, atsipaipaliau suklupęs prie lango, žliumbentis ir smarkiai žliumbentis jau, kai klaunas turbūt ten bėgo viskas. Ir atėjo suvokimas, kad turiu eiti pas alkoholikus. Na, pas anoniminius alkoholikus, atsidūriau pakutuvėnuose ir po kelių konferencijų supratau, kad turiu toj vietoj įsiaiškinti viską, arba tada aš geriau. Nenoriu aš būti visuomeniai. Aš nenoriu būti visuomeniai, nes negaliu būti visuomeniai. Nemoku būti visuomeniai. Norėčiau pats išeiti iš šizofrenijos, bet atsimušu į visuomenės šizofreniją, kurie sako vieną, daro kitaip, elgiasi trečiaip ir dar ketvirtaip. Ir va toksai pupulas, kur ta tiesa, kaip pradėti gyventi, nuo ko pradėti gyventi. Tai va, tai ačiū už brolius, ačiū už bažnyčią, kuri man po šią dieną yra šeima, už tuos bažnyčios narius, kurie man sakė, Žanai, viskas bus gerai, tikrai, 100%, 100. Tai va, kai kurie elementai dar čia sėdi, mano vaikystės krikščioniškas, tai va. Kryptį pakeičiau 33 metų pas tėvą Stanislavą pasikrikštėjęs ir tai va, netoks senas esu, kaip atrodau. Tai galbūt tiek. Ir kaip viskas pasikeitė, tai pasikeitė, kad kai jau išeidinėjom iš vienuolyno, su savo žmona buvom susižadėję ir brolis Gediminas sakau, tai kaip gyventi, kaip tam pasaulyje išėjus gyventi, sako, eikit ir darykit tą patį. Ką jums padariau, tą eikit darykit.
O kaip, kur, kas. Pamatysit viską, sako, eikit, tai darykit, svarbiausia darykit. Nu, tai va, pridariau, matot. Nu, jeigu jūs buvo tai biškai pasikeitę, ne, net ten išoriškai. Ką jūs darėt, tą namą baltą mažą nugriovėt, ne, atvažiavo. Ne? Ne. Medžius pjau. Medžius pjau. Ačiū labai, Žanai, Prašom. už pasidalinot. Filme jūs irgi labai gražiai pasakėt, kad atvira širdis yra geriausias šaltinis veikimui. Tai Artiomai, aš tavęs paprašysiu gal truputėlį papasakoti apie tai, kaip, nu, jūs jau gal turite įgūdį atverinėjant vaikų širdis, atverint jas pirmiausia patys jiems. Oi, nu čia tokia kaip aksioma. Neįmanoma kažko išmokyti, jeigu tu pats to nesilaikai tam tikrų taisyklių, principų ir taip toliau, nes šnekėt gali išmokti labai labai gražiai čiulbėti, galima išmokti labai daug visokių jo įmantrių frazių, bet ir vaikai, ir paaugliai, ir aš manau suaugę irgi visų pirma stebi, kaip žmogus elgiasi. Tai veikia tiesiog 100% visose situacijose ir mes tiesiog naudojam šitą principą. Jeigu maudytis einam žiemą, tai mes būtinai irgi lendam į eketę. Jeigu dirbam kažkokius darbus, būtinai dirbam su jais, dėkojam prieš maistą su jais. Nu, žodžiu, visą tai, ką jie daro, darom mes. Nes kitaip būtų kažkaip sunku įsivaizduoti, kodėl jie turėtų iš vis mumis tada tikėti. Nu, kodėl? Nu jo, pašnekėjo, pasakė, lyg tai jo. Mokykloje irgi sako, mokykloje irgi kalba. Tai vat, man atrodo, kuo mes esmingai turbūt skiriamės nuo mokyklų, tuo, kad mes kiek tik įmanoma parodom save kaip žmonės. Ne kaip mokytojai, ne kaip pedagogai, ne kaip kažkokie žmonės stovintis ant kažkokių postulatų, jo, kaip žmonės, kaip klystantys žmonės, kaip žmonės pridarantis irgi savo klaidų, kaip žmonės, kurie daug nesąmonių turėjo savo gyvenime ir pasakoja apie tas nesąmonės, ne bandydami save kažkaip pateikti geresniais negu esame, nu jau kaip yra, per ką ėjom. Ir paauglius, aš tikiu, kad tai labai kabina, nes aš būdamas mokinys, aš puikiai atsimenu, nei vienas mokytojas niekada nepasakojo savo kažkokios gyvenimiškos istorijos, kurį susimovė ir kuris buvo nevykėlio vietoj, pavyzdžiui. O man tai yra pats smagumas paaugliam pasakoti, kai aš buvau jų metų ir per ką aš ėjau ir kokias nesąmonės aš darydavau. Ir jo, aš tai darau visiškai su džiaugsmu ir matau, kaip tai veikia. Ir tai veikia. Ir čia beje irgi paauglių klausiam, o kaip su tėvais, pavyzdžiui, ar daug esat girdėję iš tėčių, mamų, kaip jie kažkur susimovė. Tai nedažnai. Man atrodo, čia gan svarbu, kad paauglys matytų žmogų visų pirma. Ne taisyklių rinkinio žmogų. Mes šiaip turbūt, nežinau, kada gyvenime pažįstam savo tėvus ne kaip savo tėvus, o kaip žmonės. Jeigu pasiseka tai padaryti, nes dažniausiai mes taip ir liekam, gal jų taip ir nepažinti. O Žanai, aš dar norėjau paklausti. Aš vis galvoju, žiūrėdama ir anąkart žiūrėdama ir dabar, jie vis mėžia mėšlą, tos mėšlo krūvos visur. Atrodo, kad jie ir iš savęs jį mėžia. Tai tas fizinis darbas. Čia ne fizinis, čia mėšlo mėžimas iš savęs. Visiškai teisingai. Nes mes vienais metais sėdėjom su vyrų grupė, tokia klasiška grupė buvo surinkta. Nuo policijos komisaro Kauno iki Zeko. Ir aš taip sėdžiu vieną kartą maistą dalinu, ir man tokios ašaros parėjo, aš viešpatė, kas čia darosi? Jautrumas padidėjo, kas čia senatvė atėjo, ar jau mirties valanda. Ir sėdė Praviniškių kolonijų viršininko anūkas, pas mane blaivėja, Kauno komisaras policijos, dar keli prižiūrėtojai ir kitoj pusėje Zekų gauja. Aš dalinu košę, ašaros rieda, sako, kas yra, Žanai? Sakau, Hebra, galėt pagalvoti gyvenime, kad gali toksai dalykas vykti.
Kada nors, kada jūs mūsų uždarinėjot, arba kada mes jūs keikėm, kada mes jūs užmušt norėjom, arba kai jūs norėjot bus pakart ar nušaut, kada galėjom pagalvoti, kad toks įvykis šitoj planetoje gali įvykti. Transcendentinis, toks visiškai nesuvokiamas. Tai va, visi kažkaip taip, tai aš supratau, kad yra kažkoks tai labai rimtas reikalas čia, labai rimtas susirinkimas. Ir vieną kartą juos vežu gyvenimui išpažinčiai. Pas mus ten pagal žingsnius priklauso toksai 4 žingsnelis. Galvoju, kas norėsit, važiuojam į vienuolyną. Ir aš vežu ir sakau tiem policininkam buvusiem, sakau, dabar lipat į autobusą, rankas už nugaras. Jie žveigia, sakau, galėjot pagalvoti, kada bus, kad apsisuks viskas. Išvengiam visi. Ir aš tada supratau, kad yra tokia vieta Evangelijoje, kai Jėzus sako, o kas čia iš jūsų širdžių išeina? Visokie netyrumai, nedorybės. Bet ypač iš reabilitacinių bendruomenių, kai pas mus į šeimą atvažiuoja kas nors. Aš sakau, chebra, pamirškit reabilitacijas. Čia yra namai, mano ir Linos namai. Ir toliau bendruomenė, kurią sukūrė Lietuvos žmonės aukodami pinigus, vyrai dirbdami, tai va čia yra kitas vaisius. Jau dabar esame atskyrę ten 10 metų, kad būtų savarankiški. Bet esmė tame sakau, kad jūs turit pamiršti tos dalykus. Reabilitacija priklauso nuo to, kiek tu pats norėsi reabilituotis. Vakar tu jums sako, ne, aš jam nieko negaliu pasakyti. Čia yra, kai Reda man davė kryptį, sako, tai kas čia pas tave? Prieglauda? Sakau, taip, va. Prieglauda žmogui prisiglaust. Nesvarbu, šiandien tau gal medikai išrašė Xanaxo ir tu jo nenori įėsti. Nes tu gal kur nors perskaitai teisybę, kai jis iš kraujo įsivalo 4 kart lėčiau negu heroinas, ne? Ir tu sakai, gal man reikėtų durnių gaujos, kur galėčiau pabūti ir padurniuoti biškį ir gal praeis. Tai va, tai aš tada vyram sakau, žiūrėkit, davai, va, ši mūsų metinė konferencija tegul tai ir lieka. O kas iš mūsų širdžių išeina, ne? Atvažiuoja žmonės, mes visai kitokie. Ne, mes mokam prieš svečius ir pabūti, ir kitaip pakalbėti. Ir aš toksai visas fainas galiu būti. Ir mes su žmona kažkaip tą kryptį pasirinkom, vien dėl to, kad kažkada man sako, tu nejauti, kad tu dviveidis, va, atvažiuoja žmonės, tu visai kitoks. O su manim tu būni visai kitoks. Sakau, tik dviveidis. Sakau, šiaip būdavo daugiau tų dalykų. Ir mes supratom, dėl ko mes turim savo namus laikyti atidarytus, ne? Tai kada tu atvažiuoji, jie atvažiuoja, aš stengiuosi būti toksai, koks norėčiau būti. Ne toks, koks esu, bet toks, koks norėčiau būti. Ne? Ir aš nenorėčiau, kad iš mano širdies išeitų tas turinys, koksai jisai yra. Nežinau, genetiškai paveldėtas, nuodėmių pririnktas ar savo išsigalvojimu. Tai va, mes metus laiko sėdėjom su ta, o kas iš jūsų širdžių išeina. Tai va, labai gerai Vytautas pafilmavęs tą šūdų krūvą, žinai, ir va, kiekvieną dieną su tačka. Tai man vienuolyne buvo kirsti krūmus, aš galvojau, toks upelis ten eina iki minios, aš galvojau, viešpatie, jeigu aš tos šabakštynus kada nors išvalysiu ir daeisiu iki upės, aš būsiu išlaisvintas, žinai. Tai va, man taip ir buvo. Man su ta upe, vyram su ta mėšlo krūva, žinai, nesibaigiančia. Tai va, tas turbūt labai irgi labai padeda. Aldai ir Oskarai, jūs kartu buvot patyrime. Taip. Tai gal galit taip vienas kitą papildydami papasakot, ką jūs išsivežėt iš tenai, atvažiavę kaip tokie stebėtojai. Visų pirma, tai kai atvažiavom, iškart toks nesaugumo jausmas įėjom, atrodo kažkokia mafija čia sėdi. Buvo labai baisu. Tada pradėjom klausti ir vadovo, ar čia saugu, ar čia viskas tvarkoj. Bet kai pakalbėjom ir ėjom, kaip sakiau, pjaut malkų, kalbėjau su tokiu vienu iš bendruomenės narių. Ir po to irgi per visus tuos pokalbius supratau, kad jie žiauriai nuoširdų žmonės ir nuoširdesni už daugumą mūsų visuomenės žmonių. Ir nors ir kaip jiems sunku, ir kiti kai kalba ir verkia, ir prakaitas žliaugia, bet jie vis tiek kalba nuoširdžiai. Ir kai ateina, aš labai aiškiai suprantu, kai ateina paauglys ir klausia, kodėl tu sufeilinai gyvenime, labai sunku. Bet jie vis tiek išlieka nuoširdus ir sako taip, kaip yra. Tai va toks įspūdis man buvo didžiausias. Jo, man tai kažkaip atvažiavom ir man atrodo ir Leonardas ir Džiugas sako, kad atvažiavom pas narkomanus, pas alkoholikus ir toks iškart toks, čia negerai, nusistatymas toks. Ir tada
mes tos medžius pjaunam ir ten tokia labai rimta bendruomenė, tokie susidraugavę žmonės. Tiesiog paliko tokį, man pirma mintis, kurie atėjo, jinai visiškai bloga buvo ir aš iš to patyrimo išsinešiau, kad pirmas įspūdis yra žiauriai klaidingas ir kad juo nereikia tikėti, nes pavyzdžiui, paskutinę dieną, man atrodo, sekmadienį po bažnyčios buvo kaip ir malda, nelabai ten supratau ar malda ar kas ir mes paprašėm su jais pabūti, kad pamatytumėm tą visą procesą ir ten pasimatė visas pažeidžiamumas, kokie jie pažeidžiami yra. Ir man tas labai giliai įstrigo širdyje, kad toj bendruomeniai tas pažeidžiamumas yra, bet pavyzdžiui mokykloje to pažeidžiamumo visiškai nėra, nes tu negali savęs rodyti, koks tu esi. O pavyzdžiui vyrų kalvėse, kai mes ten tose ratukose sėdim, tai viens kitą suprantam, yra tas toks bendrumo ryšys ir galim būti pažeidžiami. Ta išsigiu. Jo, koks vienas toks panašumas tarp Žano bendruomenės ir vyrų kalvės, kai Oskaras kalbėjo, iškart suvedžiau, kad mes vyrų kalviai galim būti visokios versijos, kokios tik esam, pačios žvėriškiausios, šlikščiausios, baisiausios, galim parodyti, kokie iš tikrųjų esam. Taip pat ir Žano bendruomenė, jie gali parodyti iš tikrųjų, kokie yra, tai labai didelis panašumas. Ką mes darom vyrų kalviai ir Žano bendruomenė. Ačiū. Jums jau rodo, kad jau laikas, bet gal jūs turit kokį nors klausimą, gal kas nors sukirbėjo. Nes aš tai turiu dar klausimų, bet gal jūs norite paklausti nors. Koks yra likimas Mato? Matui suėjo 18 ir išvariau Matą lauk. Sakau, turi pasirinkimą, grįžti į Vilnių ir atkeršyti visiems. Nes Matas nuo to vaikiuko, kur autobuse Vytautas jį pagavęs, to žirkiuką tokią pukuotuką vežančią, tapo vyru, kuris nulupa jauti per 1,5 valandos, o jeigu su Mykolu, tai per 1,5 valandos. Tai aš jam pasiūliau, toks draugas mano turi, jie kažkada važiavo prieš išeinant virinti į frontą pečiukus, buržuikės, tai Matą išsiunčiau irgi, kad prisidėtų prie fronto, labai norėjo. Tai su vyrais jie virino ten prie Klaipėdos tos pečiukus. Sakau, jeigu tau patinka metalas, galėjai pas tą žmogų mokintis, po biškį dirbti. Tai jisai dirbo, bet ten irgi žmogus iš bendruomenės turi firmą, darbuotojų 50. Ir Matas, kaip bendruomenės narys, labai atsakingas. Tai ai brokas, nieko tokio, čia nieko tokio, jis ramindavo ir žiūri, algos mažai gavo, sako, ne Matai, reikia susimokėti už broką, paskui buvo paprašyta, kad baigtų mokyklą, jeigu nori dirbti toj, ir kad koks didelis bebūtų 18 metų kambarį, kuriam gyvena, negali rūkyti ir negali telefoną žiūrėti per naktį. Tai va tas spaudimas nepatiko ir jis prisiminė, kad jam 18 ir sako, aš dabar darysiu, ką aš noriu, ar aišku? Sako, aišku. Ir Matas išėjo į svajonių darbą, į Philip Morrisą. Žinau, padirbo Philip Morris'e, įsinomavo butą su vienu narkomanu bachuriuku, paskui tiek, sakė, buvo apsirūkęs, kad buvo žiauriai blogai, Matui, žiauriai blogai, sako, viskas daugiau neberūkysiu gyvenime. Dabar, kiek žinau, dirba statybose, labai patenkintas ir nuomojasi butą vienas, kiek žinau. Kiek man sūnus pasakojo, kiek čia tos teisybės, bet sakė, nebevartoja. Bet išėjęs susirinko viską. Vat man tas ar veikia genetika, tai Mato istorijai tik 18, valandą į valandą ir jisai sako, aš jau galiu rūkyti. Sakau, ne prie manęs, supratai? Ir išėjęs tenais, susirinko turbūt viską, kas normaliai žmogui priklausomam, kuriam buvo neleidžiama to daryti, kategoriškai, griežtai, jisai vis tiek parodė, kad jisai gali tą daryti, ačiū Dievui nenumirė. Tai va, tau prekas. Tai manau, žino, ką daryti. Dar kas nors? Ir metų vyrai buvo, kurie meldėsi už Matą ir pas jūs atvažiuoja užtarėjai mestas už žmonės.
mes ir patys meldžiamės, kada žmonės paprašo. Tie vyrai rinkdavo čia Vilniui, kas nušalęs, kas pašalęs, kas eina pasikarti, toksai Sanilas ir Paulius buvo. Sanilas dabar išvažiavo viskupauja Amerikoje, o Paulius čia. Tai jie netyčia papuolė, atvežė žmogų netyčia. Nu, aš dar paskutinį tada klausimą. Tie vyrai, kurie atvažiuoja, nes aš suprantu, jie yra skirtingo amžiaus visi. Nu, yra Matas, yra daug vyresnių vyrų atvažiuojančių. Kai jie yra bėdoje, kad ir kokioje bėdoje yra, ar jie ieško, nes jūs su jais nesitsatskina, ta prasme, tai kaip jūs kalbate, ten nėra jokio... Ne, tai nepamirš, kad buvo kamera, aš prieš kamerą galiu būti kitoks, žinai, man kai Jackie Chanui kostiumą uždėk ir aš jau kitoks, žinai. Taip ir Matas, tai čia yra gerų tikrai kadrų pagauta, yra, bet yra ten, matau, ir vaidybos kažkur, tai da kažką. Ir norėjo tą Vytautą su visa komanda vyrai primušti, kur ten sutikę buvo, kad juos filmuotus. Nes viena sąlyga buvo mūsų, aš sakau, Vytautai, tu filmuok, bet jeigu parodysi tikrai bendruomenę, kaip jinai gyvena iš vidaus. Nes tie laižymai, kokius ten Žanas gražius darbus daro, kokius ten tas, ten po to Žanų tiek žmonių yra, kurie Žanui ir pinigų davė, ir padėjo statyti, ir daryti, ir daro dabar šią dieną, žinai, tai ta Žanas, nu... Tai va, grįžtant prie to, kad... Ar tie vyrai ieško švelnumo? Čia gal yra mano klausimas. Ar švelnumo, ar kažkokio susitikimo su realybė? Ne. Žiūrėk, labai gražiai Vytautas parodo. Matas sako, nieko čia nėra gero išskyrus gyvūnus. Ne? Galima pasakyti, kad jisai būdamas su vyrais išmoksta tos agresijos dar kažko. Ne, Matas atvažiavo dėl to, kad jisai tikrai turėjo nuostabius namus. Aš pažįstu tos žmonės. Aš sakiau, nei vieno pas mane paauglio nebus. Aš buvau 2 paauglius paėmęs. Buvo kažkada Atsigręžk į vaikus, tokie vaikų namai pas jūs Vilniuje. Ir man paprašė, kad aš paimčiau 2 žmonės, kurie ten 200 kiek vaikų, jie visą destrukciją įneša. Ir aš sakau, o, Dieve, galėsiu patarnauti pagaliau vaikam tokiem pat, kaip noriu, kaip trokštų. Aš 2 dieną galvojau, juos abudu užmušę. 4 dieną aš savo motinais pradėjau skambinti ir sakyti, mama, tu šventoji, tu nuostabiausias žmogus, tu atleisk man už tą, atleisk man už tą, atleisk man už tą. Ir viskas. Ir įsivaizduojat, aš susitinku, jie buvo atvažiavę su 2 socialiniais darbuotojais, ne? Vienam vaikui socialinis darbuotojas ir kitam. Ateinu į kambarį, jie guli, žinai, sakau, malko eikit nešti. A ką Žanai yra čia, žinai? Jie kurortė. Vyrai sako, Žanai, aš nenoriu čia būti, kai jie būtų, žinai. Sakau, tuoj pakeisim viską. Ir vienas iš tų vyrukų skambina tai viršininkiai, vardai nesvarbu, ne? Sako, a girdi, jeigu nepriveši cigarečių į Coca-Colas, mes varom iš čia. Nesupratau, sakau, jiem po 13 metų, 14. Aš skambinu tai viršininkai, sakau, a čia rimtai. Sako, Žanai, nu jie vis tiek gaus iš kažkur. Sakau, žiūrėk, ne. Jinai sako, Žanai, nu, o tai kaip juos suvaldyti? Sakau, nereik valdyti. Kodėl tu jam trukdai? Tu atvežiai pa žmogų, kuris pats buvo pabėgęs iš namų kažkada ir nekentė gyvenimo savęs ir viso pasaulio. Ne, nu aš taip negaliu, sakau, negali kodėl? Todėl, kad tave atleisi iš darbo ir nebegausi pinigų? Nu, kodėl dar negali? Arba kaip Matui. Matas čia 2 etapą parodė Matui. Matas 1 etapą buvo atvežtas, po 4 mėnesių grįžo ir Vaivorykštės Tako gimnaziją atvažiavo, sako, kas čia per stebuklai vyksta, mes nepažįstam Mato. Nuostabiausias vaikas, Žanai, jūs tikrai šventas. Nu, sakau, tu čia man sakai, būdamas pastorius, mokyklos direktorius, ko tu, sakau, jo nenubaudė nei kartą. Kodėl jis tau spjauna į veidą, jis sako, tu na. Vat kas yra? Sako, mane iš darbo atleis. O tai kom tu tiki? A tu, va, ką jisai sako, tu darai tą, ką tu jam šneki? Ne, tu skaitai Bibliją, kaip parašyta, blogas tėvas, kuris nedaro to ir to. Ne. O toks vaikas kaip aš, tai senai būtų akmenim užmėtytas, motinos nuvestas pas vyresniosius ir užmėtytas akmenim, nes tokia buvo tvarka. Tai va, tai tie dalykai labai rimti ir nežinau, jeigu reikėtų tuos dalykus pakartot, Matui ar man,
Gal dabar biškai išmintingesnis būčiau, žinai. Gal biškai kitaip daryčiau, bet tą progresiją vis tiek palikčiau, kas turi įvykti. Va tas, man patinka gyvuliukai, ane? Ir po metų aš jau jį audžiu, nes nebijau, kad jisai ateis man šaus į galvą. Va. Aš darau tą, kas jau man leidžiama. Man kažkada labai padėjo vieno žydo mintis. Jisai mirinėjo ir buvo šventas vyras. Ir prie žydai vyresnieji bendruomenės, sako, klausyk, rabi, sako, tu gal palikai kokį nors užrašą ar mintį, sako, tu taip šventai nugyvenai mūsų bendruomenį. Srodo pasilenk, tas pasilenkia, sako, bijokit Dievo kaip žmogaus bijot. Aš galvoju, kažką netaip supratau. Vėl atsisuku, vėl klausaus. Bijokit Dievo kaip žmogaus bijot. Aš pagalvoju, ne, matau policininką tikrino ar diržas. Iš antstolių laiškas ateina visai kitaip. Skambutis iš ministerijos. Ar man reikia kalbėti su prezidentu? Aš einu visai kitaip, kitoj nuotaikoje, ne? Einu pas popiežių irgi kitoj nuotaikoje. Pas vyskupą einu jau kitoj nuotaikoje. Tai va, man atrodo, sveika baimė, žinai, jin daro stebuklus. Jin duoda discipliną, saviugdą ir dar kitus dalykus. Tai va, galim tą pasižiūrėti, kad kada man labai patinka gyvuliukai ir už metų laiko aš jį daužau, mušu, nes iš mano širdies visi tie dalykai išėjo. Žinau, tai. Ačiū labai visiems.